Sveiki, tai yra Elektro 4G vertimo įrenginio instrukcija. Taigi, iš pat pradžių jums reikėtų, jeigu norite naudoti internetą su SIM kortele, tai išsiimti PIN kodą iš SIM kortelės. Tai yra įsidedat SIM kortelį į telefoną, nueinate į nustatymus, į PIN kodo nustatymus ir padarote, kad jisai būtų išimtas. Tada atidarote savo datėlę štai šitoj vietoj ir įdedat SIM kortelę ir įjungiate aparačiuką. Štai šitas raudonas mygtukas. Laukiam, kol užsikraus. Ir yra kitas būdas, jeigu nenorite pirkti SIM kortelės ir norite, pavyzdžiui, telefoną prisijungti prie interneto, tai yra nuo telefono interneto pasijungti vertimo aparatą, tai tiesiog telefono nustatymus nueinate ir pasirenkate ryšiai ir mobilioji saitvietė. Ir tada pasidalinate internetu iš telefono, ten yra slaptažodis ir tuoj parodys, kur tą slaptažodį reikėtų įrenginyje įvesti. Taip, užsikrauna įrenginys. Taigi, slaptažodis, kad prisijungti nuo telefono interneto, einam į settings, VLAN, ir čia jau reikia įvesti tą prisijungti prie savo telefono pavadinimo arba jūsų vardas, dažniausiai tas Wi-Fi, kuris vadinasi jūsų telefone. Paspaudžiam prisijungti mygtuką ir įvedam slaptažodį ir connect spaudžiam. Toliau, jeigu jums anglų kalba, pavyzdžiui, nepatogi, jūs nueinate į languages ir pasirenkate vieną iš šitų esančių kalbų. Tada pagrindinis dalykas, kurį jums reikia žinoti, yra labai daug programėlių, bet palieku jūsų pasižaidimui ir jūsų įdomumui jas išsiaiškinti, kaip jos veikia. Tai yra online translations, pagrindinė funkcija. Lietuvių, rusų, pavyzdžiui, nustatyta. Tada, kad iš lietuvių rusų versijų spaudžiam šitą mygtuką, laikom ir šnekam. Kai baigiam šnekėti, atleidžiam ir tada į rusų išverčia. Jeigu iš rusų į lietuvių, tada paspaudžiam jau kitą mygtuką, šneka rusiškai ir išverčia į lietuvių kalbą. Reikia laikyti mygtuką viso šnekėjimo metu ir kai baigia šnekėti, atleist ir tada palaukti akimirką ir išverčia. Kalbų porą galima pasirinkti štai čia. Čia, pavyzdžiui, yra daug kalbų, bet šitas vertimas tik su internetu veiks. O tarkim, čia lietuvių pasirenkam ir kitą, bet kurią, pavyzdžiui, afrikiečių ir tokiu pačiu principu išsiverčiam. Toliau yra funkcija, kurią dar jums reikia žinoti, offline translations. Lygiai tas pats pasirenkat kalbų porą, bet jų kalbų yra mažiau, lietuvių kalbos nėra be interneto. Tai yra šitos kalbos, kurios veikia be interneto. Štai šitos kalbos. Tada žodžiu photo translation. Tai čia paspaudžiam ir pasirenkam kalbų porą ir nufotografuojam ir išverčia tai, kas parašyta ant teksto iš nuotraukos. Jeigu kartais tai būna, kad vertėjas nustoja veikti, einam į settingsus, clear data paspaudžiam, išvalom viską. Ir taip nusiresetinam, atsinaujina ir vėl greičiausiai pradeda veikti. Toliau, įkraut, tai yra va čia įkrovimo jungtis, pridedamas prie pakuotės laidas, jį reikia įkišti į blokelį ir krauti. Arba tinka Android telefono laidas, tai yra Samsungo, Xiaomi ir kitų telefonų. Ir naujausių iPhone, aišku. Tai va, o jeigu, pavyzdžiui, aparačiukas išsikrauna, išsijungia ir neišeina įjungti, tai tiesiog pabandykite palaikyti kelias valandas įkraunant, o jeigu nepadės, pabandykite pakeisti pakrovėją. Jeigu ir tai nepadės, kreipkitės į mus ir mes jį pakeisime nauju, nes per 2 metus jums priklauso vienas nemokamas pakeitimas. Ačiū labai už dėmesį, tikiuosi pagelbėjau jums su šitą instrukciją. Pagarbiai elektro.lt